nesusidūrusiam su natūralia ar ekologiška kosmetika kyla klausimas, ar kartais nėra taip, kad jį tuoj pat sugenda. Ir kad reikia laikyti šaldytuve, negalima vežiotis rankinį ir jinai kelia apskritai kokių nors kitų negerų efektų, nes esą, kai nededami konservantai, tai darosi pavojinga ir ta kosmetika šia prasme yra nesaugi. Tai gal kažkada taip ir buvo tokių eksperimentų, bet natūraliai ir ekologiška kosmetika šiais laikais nėra senoviška kosmetika, ta prasme, kad jinai technologijų nenaudoja. Sakyčiau, technologijos čia naudojamos labai progresyvios ir labai jos greitai kinta. Dar prieš kelis metus, žiūrėk, nebuvo tokio efekto, o jau po metų ir turim. Tai iš principo jinai galioja tiek pat, kiek ir cheminė kosmetika. 2 metus, vidutiniškai 2 metus neatidaryta, ar 1,5 metų, bet kuriuo atveju mums tikrai tiek ilgai jos nereikia, nes ir kiekiai netokie, kad mes 2 metus kremą vieną naudotumėm. O atidaryta jinai irgi priklausomai nuo kokio tipo yra ta kosmetika. Jeigu, pavyzdžiui, yra kremas, kuris yra aliejingas, tai bet kaip šitą aš atsidarau, žiūriu, galiojimo data iki kitų metų vasaros, o aš jau jį kurį laiką naudoju, čia mano kremas. Medetkų kremas, ekologiškas, sertifikuotas, bet yra tepti, kam norit. Lūpom, prie nagų, kokiom nubrozdintom vietom, nudegusiom, išsausėjusiom. Yra dangtelis nupieštas, užrašyta 6 mėnesiai. Taip, 6 mėnesiai atidarius ir turint omeny, kad aš čia pirštus kaišioju, ne šiaip savo. Jeigu kosmetika yra skystesnė, o žinom, rizika sugesti yra tuo didesnė, kuo daugiau yra vandens. Pavyzdžiui, šampūnai, dėl ko jie yra tokie probleminiai, todėl kad yra daug vandens. Šitas, kaip tik čia vandens nėra, čia yra laivijų sultis, bet kuriuo atveju yra skystis. Taip, irgi 16 metų ruduo ir atidaryta per 3 mėnesius. Tai normaliausiai sunaudojam ir yra dozatorius. Tada mes čia pirštų nekaišėm. Čia šampūnas irgi yra su dozatorium. Tol, kol jis neatidarytas, čia būna plomba, va čia yra plomba, ir jisai yra pilnai užsandarintas, kai mes jau jį atsidarom, jis yra skystas, ar toks potirštis, ir tada mes jį galim naudoti, bet tikrai šiuo atveju daugiau negu 3 mėnesius, nes jeigu gamintojas nerašo, tai normaliai dar ilgiau galioja. O čia yra irgi su purkštuku, kad mes nieko neprikištume pirštų, ir kremai, kurie yra skystesni, vat irgi yra naudojami su dozatoriu. Mes praktiškai, čia yra veido kremas, čia ant rankas palepinsiu, su šaltalankiu. Taip, su šaltalankiu. O jau riebesnį kremą galim, kaip minėjau, ir tokiam pavidale laikyti. Čia yra rožių kremas Demeter. Demeter tai yra aukštesnė dar kategorija negu natūralus ir ekologiškas. Tai jame konservantas nededamas nei natūralus, nei joks kitoks. Pats mišinys iš savęs konservuojasi. Čia yra vienas iš tų Demeter, vienas iš bruožų išskirtinių, nes į ekologišką kosmetiką iš tikrųjų galima dėti natūralių medžiagų, kurios veikia kaip konservantai. Tai gali būti, pavyzdžiui, citrusų ekstraktai, eteriniai aliejai, kokių bazilikų ar rozmarinų, grūdų alkoholis, taip pat maistinės klasės konservantai gauti iš vaisių rūgščių, pavyzdžiui, iš tų pačių kukurūzų, iš kurių daugybė kosmetikos ingredientų gaminami. Bet nereikia galvoti, kad konservantas yra kažkoks tai būtinai pridedamas ingredientas. Jeigu kosmetika yra gaminama nedidelėmis partijomis, gaminama šviežia, į sandėlį negaminama, tai procesas yra daug lengviau sukontroliuojamas. Aišku, higienos reikalavimai ten yra dar daug didesni, todėl kad chemijos nenaudojama.
ir visi ingredientai švieži, aukščiausios kokybės ir pati produkcija šviežia ir praktiškai nėra tekę, nors man tenka likučių visokių paveldėti ir žiūrėti, kaip ta kosmetika elgesi, tai jinai tikrai laikosi kuo puikiausiai, jeigu ją mes teisingai laikom. O laikyti negalim ant saulės, pirty, vonioj, kur yra drėgna, šilta. O jeigu vis dėlto jinai sugedo, tai mes tai tikrai pajusim, nes natūrali ir ekologiška kosmetika elgesi kaip maistas. Tai jinai smirdės. Ir jinai smirdės labai aiškiai, arba pelėsiu, arba kad kažkas supuvo, surūgo. Visiškai toks pat turėtų būti mūsų elgesys, kai mes tikrinam, ar grietinė dar gera. Nu, mes gal nelaižysim to kremo, bet uostyti tikrai galim ir jeigu jau taip atsitiks, tada jau ją ir išmesim, kai jinai tokia bus. Jeigu mes netyčia ją, pavyzdžiui, karštą dieną pavežiojom, mašina ant saulės daugiau negu jinai buvo tam pritaikyta.